Gydymas kapomis, na, aišku, dabar jis jau tikrai ganėtinai yra populiarus metodas ir tai yra tokios, na, tiesiog peršviečiamos kapos. Gydymas su jomis tikrai vyksta pagal iš anksto suplanuotą ortodontinį gydymo planą ir pacientas kas tam tikrą laiką turi keistis kapas ir dantis palaipsniui atsiranda taisyklingoje savo padėtyje, numatytoje iš anksto. Tai dantys gali būti tiesinami ir be breketų, kuriuos mato. Tikrai taip. Visi. Taip, jeigu, sakykime, pacientui yra labai svarbu estetika, ar ten, sakykime, labai gerai įsivalyti dantis patogiau, taip. Ar ten jeigu pacientas, sakykime, yra keliaujantis, rečiau būna, kapomis tikrai yra labai geras variantas gydytis. Ok, tai aš tiesiog dar kartą paklausiu, kad užtvirtinti, nes tai yra aktualu, nebejoju, ne tik tai mano srities žmonėm. Yra žmonių, kurie dėl estetinių priežasčių nenorėtų, kad matytųsi ortodontinis gydymas. Tikrai. Ar gali būti ortodontinis gydymas nematomas? Tai nereiškia, kad visi matys. Dažniausiai taip, jisai galimas. Aišku, yra tam tikrų išimčių, jos labai retos, bet jeigu pacientui yra svarbi estetika, šiais laikais tikrai galima surasti būdą, kaip gražiai sugydyti dantis ir be breketų.